Diena Adolfui Večerskiui dažniausiai prasideda ir baigėsi Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, savo darbo kabinete. Visa kita, ką aktorius veikia po darbo, šventa paslaptis. Tiksliau jo paties ir šeimos reikalas. Atėjusių darbą kiekvieną rytą Adolfas Večerskis ant stalo randa krūvą popierių, kuriuos reikia pasirašyti ir dar spėti juos perskaityti. Taip, brangusis, čia yra nulis, čia dar yra nulis. Kiekvieną dieną yra tiek visko. Aš pirmą dieną pasakiau, kad aš už visą tai atsakau, todėl kad aš laimėjau konkursą ir atėjau. Šiandien aš tą 4 metais čia dirbdamas, be jokios baimės sakau, tikrai aš už visą tai atsakau. Ir tai, kai matote teatre, kai viskas, kaip sako, pasikeitė visą kitą, aš už tai atsakau. Dirbant administracinį darbą, pasak dienos svečio, kartais po pusdienį neišeina pakilti nuo kėdės. Kasdienis Adolfo Večerskio ritualas darbe – atviri pokalbiai su darbuotojais. Kiekvieną dieną iš ryto ir prieš jums ateinant buvo toks, sakykime, malonus pasisėdėjimas su pavaduotoju ir su vyriausia finansininkė. Ir tai nėra kavos gėrimas, tai yra kitkas. Tai yra darbinis ritualas, kuriame yra visas problemos apsprendžiamas. Teatro realią situaciją žinau kaip savo 5 pirštus. Man nereikia klausytis pasakų, aš matau, kas vyksta. Didžiulis noras įrodyti, kad aktorius gali būti geras vadybininkas, gebantis tvarkyti teatro ūkinius bei finansinius reikalus, Adolfui Večerskiui atvėrė galimybę imtis kitos veiklos, kuri iš pirmo žvilgsnio svetima aktoriaus natūrai ir prigimčiai. Aš baigiau aktorinį, aš baigiau režisūrą, galų gale baigiau vadybą, ekonomiką Amerikoje. Aš esu diplomuotas per visus galus. Ir jeigu aš būčiau neatėjęs visą kitą, nieko nebūtų atsitikę. Būtų teatras buvęs toks apsmirdęs, koks buvo ir visą kitą. Mano reikalavimas visiems yra gana didelis. Kartelė, kuri yra pastatyta visiems dirbantiems, čia yra labai aukšta. Bet tai yra labai neblogų žmonių kompanija. Talismano neturit, ar ne? Mano talismanas teatre yra, aš pats esu talismanas savo, bet šiaip aš angelus renku ir čia visi našlaičiai angelai yra. Našlaičiai. Našlaitis angelas yra tas, kur kas nors namie sako, aš žinau, kad tu renki angelus ir aš neturiu kur dėti. Ir jie ateina. Tai aš čia kelis, kurie yra, arba tai yra suvenyrai parvežti kolegų, arba tai yra našlaičiai. Kelionių metu aš Venecijoje susidraugavau netyčia su angelu, tikru angelu. Čia tokia pasaka yra. Ir jis atėjo į namus ir atsivedė visus giminės. Tai aš dabar jų turiu virš 3000. Ar tai yra religinio pobūdžio susidomėjimo? Ne. Tai yra vienas iš grožio elementų, nors šiaip aš apie angelus žinau viską, ką reikia žinoti. Apie jų hierarchijas, koks angelas yra, visa kita. Ir spektakliai yra angelai, mes tą pamatysime. Nacionalinio dramos teatro vadovas filmuojasi televizijos seriale Nekviesta meilė. Kodėl Adolfas Večerskis nusprendė vaidinti seriale ir kokios patirties jis įgijo? Klauskite atvirkščiai, kokią patirtį serialas nuo manęs įgijo. Aš suprantu, yra sunku išvengti kažkokių dalykų, kai tekstas yra lėkštas, ar dar ką nors ką tau duoda. Bet tas lėkštumas arba skonis, kaip mes žinom, yra objektas, dėl kurio, kaip ten sako, nesiginčijama. Vienam lėkšta, kitam nelėkšta. Autorius parašo visą kitą. Jeigu leidžia truputėlį pakoreguoti, taip pakoreguoji pagal savo sampratą. Tai irgi nebūtinai yra etalonas, tai irgi gali kažkam nepatikti. Aš negaliu kaip žmogus visiems patikti, arba kaip vyras. Aš turiu daug visokių keistų silpnybių, kurias savyje matau. Ką mes čia šiandien darom, kokią? Nežinau. Kaip matom, čia pavyzdys, kas pas mus vyksta, slapti remontai, Tai čia mūsų foje yra. Kaip matom, mes kalėdom jau pasiruošėm, visą kitą jau mus taip labai lakoniškai gražiai. Ir kaip matom, angelas vėl stovi. Tai jis lydi mus visur. Tai čia mes artėjom prie scenos. Tai atsisakinėja valstybinės įstaigos šitų renginių, nes
yra toks įsakymas, kad neišlaidauti. Aš nelabai suprantu šito, nes sutaupius nuo šito turbūt nusipirksim ko nors nereikalingo. Čia yra tai, kas vyksta. Na va, čia jo, visa tai, kas yra viršuje, tai yra šių metų darbas, čia yra labai dideli pinigai, visa kita, viskas yra kompiuterinė sistema, visa kita. Liko va šitą dalį ir pakeisti foje dangą ir tai yra, kaip aš sakau, didžiausia dovana Lietuvos ten vardo tam tūkstantmečiui, nes kažkokie keisti ar koncertai, dar kas nors, nu čia yra toks, mano akimis žiūrint, pažiūrėkit, va, praskylė ir pamatysit angelą. Čia visa kita vietose. Garso technika, spektakliui, miuziklui yra nauja, bet teatras irgi po 9 metų turės visą naują garso sistemą. Va žmogus, kuris užsiminėjo tokiais žaisliukais, tai yra mūsų butaforijos cekas, visokį rekvizitas. Va. Butaforija rekvizitas, tai yra daiktai, su kuriais aktoriai vaidina. O, dar vienas angelas. Nu jo, bet čia medžiaginis, manai, koks. Mano knygelė, ta prasme, tai yra Piero della Francesca ir tai yra, mes, kaip sako, spektaklio angelas, va ir yra būtent iš čia. Va, prašau. Tai yra, viskas po biškį taip ir ateina. Čia yra labai senas daiktas. Tuo laiku, kai nebuvo tokių dalykų, aš atsivežiau čia, buvo Rumuniją, atrado pirkau, neatsimenu, nesvarbu. Ačiū labai. Čia kiekvieną dieną prieš miuziklą ateina ir dar prasirepetuoja. Čia mūsų istorija, va visa teatro yra, ta prasme, čia galima rasti, ko norite. Vadovu būdamas, aš 3 metus net spektaklių nestačiau. Aš tau atėjęs pasakiau, kad aš kol nesusitvarkysiu, sakiau, metus nestatysiu, bet aš pralaukiau net 3, nes darbo buvo labai daug. Ir visi ten, tai iš karto įtarė, kad tu kažkaip gudrauji. O man dabar nėra ko, kaip sako, bijoti, nes aš tikrai tą darau. Ir šiandien tą, ką turiu, tai tikrai turiu. Kad į sceną, pasakiau, neįsiu, tai aš vieną spektaklį savo pasilikau Žaldokinę ir vaidinu. Aš turėjau daug pasiūlymų, režisieriai visą laiką gudrauja, galvoja, vadovą pakviesim, bus ten specialiai neinu. Nors, kaip sako, atvirai sakau, sceną aš apvagiau. Aš dar galėčiau žiūrovom daug ką gražaus padovanoti ir visą kitą. Nu, aš suprantu. Nu, ką darysi, pats kaltas, kaip aš vadinu, susipainiau visose veiklose. Prašau. Prašau. Va, matot, užpuolėt, čia vyksta procesai. Gėlės mano kažkur dingo visas. Ai, nepakeiti gėlės, va. Matot, va, kalėdos vėl. Čia ne jūsų atsilankimo proga, bet mes biškį dekoruojamės.